Kas prie kalėdinės eglės, o aš į kalėdinį traukinį. Kokia muzikinė knyga. O, labai seniai norėjau pamatyti kalėdiškai papuoštą traukinuką. Labai daug girdėjau apie jį, o čia dabar aš esu. Traukinyje 3 vagonai ir kiekvienas papuoštas savotiškai, individualiai, o čia galima paskambinti ir kalėdų seneliui. Alio, alio. Šį kartą pasirinkau kelionę į Trakus. Žinokite, pirkite bilietus iš anksto, nes aš, pavyzdžiui, 1 klasėje neradau, tik tai 2, o ten yra labai mažai vietos. Ir nuliūdino tai, kad nėra muzikietės. Yra dar keli kryptis į Kauną, į Klaipėdą, netgi iki Varšuvos galėsite nuvažiuoti. Visada smagu atvažiuoti į Trakus, bet kokiu metų laiku. Kalėdinė kelionė traukinyje aš baigiu prie Trakų eglės. Šiemet jinai papuošta medoliais labai graži. Taigi, sekam, laikinam ir varom toliau su Latvija ieškoti naujų nuotykių.